partijos atstovė. Tai iš tikrųjų mums yra, man asmeniškai yra gėda už tai, kad Seimas vis nesugeba priimti šio įstatymo. Taip, šią dieną jis yra toks, koks yra. Tačiau, žinote, aš manau, kad irgi reikia labai aiškiai suprasti, kad šis įstatymas yra apie lygias mūsų visų teisės. Čia absoliučiai kiekvienas iš mūsų kalba apie pagarbą, apie teisingumą ir panašius dalykus, kurie yra svarbus kiekvienam žmogui. Tai kodėl mes negerbėm kitų žmonių? Jūs galit man paaiškinti, kodėl? Kodėl mes negerbėm žmogaus, kuris savo asmeniniu pasirinkimu myli tą, ką jis nori mylėti? Kodėl? Taigi man asmeniškai yra tikrai nuoširdžiai gėda už mūsų Seimą, kuris tikrai nesugeba drąsiai priimti šio įstatymo ir parodyti, kad jis gerbia kiekvieną iš mūsų, kiekvieną Lietuvos pilietį. Ačiū, Jūratė. Taip, turėtume priimti, nors galbūt reikėtų šiek tiek dar ir pataisyti pavadinimą, nes iš tikro šitą klausimą mes irgi esam per daug politizavę. Bet iš tikro pagrindinė problema, mano galva, yra reikalingas bendro gyvenimo kartu įstatymas, nes pasaulis keičiasi, visuomenė senėja ir dabar, sakykime, kodėl mes viską vertinam tik pagal lovos reikalus. Bet pavyzdžiui, 2 geros draugės arba 2 pusseserės sugalvoja senatvėje kartu gyventi. Ir žinot, žmonėms mėgsta paprastą gyvenimą, tai paprastikim, kodėl jos negali sudaryti sutarties ar ne. Ir pavyzdžiui, jeigu viena atsiduria ligoninėje, be jokių dėlių vargų gauti informaciją vieną apie kitą, jeigu kažkas atsidūrė policijoje. Aš pati esu turėjus atvejį, kai mano gera draugė, sakykime, nukrito nuo kėdės ar ne, patyrė galvos traumą, gyveno viena, pradingo. Visur ieškojom, niekas, nei policija neteikė informacijos, nes nėra kraujo ryšio. Galiausiai paaiškėjo, kad žmogus buvo tikrai kritinės būsenos, gerai, kad jinai atsigavo. O kitu atveju būtų tiesiog palaidoję ir mes būtume net nesuradę žmogaus. Tai išsakykim, problemų šitoje srityje tikrai yra daug ir manau, kad visada esu už universalumą ir turėm sudaryti tas pačias lygias galimybės. Tai manau, kad visi mes turime turėti teisę lengvai dalintis turtą, gyvendami kartu. Nesvarbu, su kuo nuspręstume kartu gyventi. Brolis, sesuo, bet gali būti pusbrolis, pusseserė, draugas, draugė. Nežinau, kas nori sugalvoja, nes... Ačiū labai, Lukai, praktika. Jūs norėt trumpai. Nežinau, čia gausis trumpai, nes klausimas 4 metų trukmės ir čia mūsų vienos iš kolegės atstovaujimo partija sako, turim nebaigtų reikalų. Tai kai pagalvoja apie tos nebaigtus reikalus, tai jeigu taip prisiminus mokykloje, kai, taip sakant, nepavyksta, tai perkelia liepia pakartotą klasę. Nežinau, ar tas principas galioja ir politikoje, kad jeigu nepadarai, ką pažadėjai, tai reikia gauti antrą kadenciją. Manau, kad šis klausimas gėdingai buvo iškeltas į patį priekį ir tuo pačiu realiai nepabandytas realizuoti. Man, kaip politikui, kuris balsavo už įstatymą įvairiose įstatymo nuostatose, skirtingose svarstymo stadijose, man atrodo, kad tai buvo parodyta didžiulė nepagarba žmonėms, kurie žiūrėjo šį įstatymą kaip į labai svarbų, nes jisai buvo padarytas politinio debato tema, pratemtas per visą kadenciją ir dabar vėl iš naujo bandomas padaryti tokių, kuris padėtų gauti mandatą. Manau, kad šioje srityje nereikia neužsižaisti šiuose vertybinėse kovose, ieškoti pragmatinių pirmųjų žingsnių, kurie padėtų spręsti žmogaus teisų klausimus, ieškoti konsensuso, o ne susiskaldimo. Ir manau, kad tai yra realūs žingsniai, kurie padėtų žmonėms rasti realius praktinius sprendimus į problemas, su kuriomis jie realiai Lietuvoje susiduria. Aš gal norėjau pareplikuoti į tai, ką kalbėjo Lukas. Na, taip, tai tam tikra prasme yra nebaigtas mūsų reikalas, bet aš noriu pasakyti, kad eilę metų tai yra nebaigtas reikalas. Ir būtent šią kadenciją mes priartėjome prie sprendimo vos poros balsų trūkumų. Ir aš manau, kad tai yra didžiulis darbas, kurį pavyko nuveikti šią kadenciją Laisvės partijai. Ačiū, Ramūnai, jūsų pozicija. Iš tikrųjų, reiktų, jeigu tai būtų tik klausimas susijęs su ūkiniu tam tikrų reikalų ar atstovavimo ar informacijos sužinojimo išsprendimu, jeigu tai būtų tik su tuo susijęs klausimas, jis jau būtų buvęs išspręstas. Bet tai yra klausimas apie šeimos sampratą. Ir dėl to jis yra nesprendžiamas. Ir į šitą klausimą reiktų ar nereiktų ratifikuoti priimti civilinės sąjungos įstatymą, aš atsakysiu tokiu būdu. Aš esu katalikas. Kaip žinote, katalikai nepripažįsta skyrybų. Bet aš kaip katalikas nenoriu priversti visos visuomenės ir priimti įstatymo, kad uždraustų skyrybas. Aš gerbiu Lietuvos Respublikos konstituciją, kuri sako, kad yra galimos skyrybos. Ir todėl aš klausiu Laisvės partijos atstovų, kodėl jūs bandrot primesti savo šeimos sampratą visai visuomeniai, nors didžioji dalis visuomenės nepritarė tam, kad vyras ir vyras yra šeima, kad moteris ir moteris yra šeima. Iš kitos pusės aš pasakysiu, kad yra žmogaus teisė sukurti šeimą.
Žmogaus teisė sukurti šeimą yra klasikinė teisė, kuri turi kriterijus. Ir tas kriterijus yra susijęs, kad teisė sukurti santuoką arba šeimą su kitos lyties asmeniu. Taigi, nei aš negaliu sukurti santuokos su ponu Raskevičium, nei ponas Raskevičius negali sukurti santuokos su dar kažkuo. Tai nepriklauso nuo homoseksualios ar heteroseksualios orientacijos. Tai yra reiškia, tai yra dalykas ir čia nėra diskriminacijos. Ne aš negali, nei jisai negaliu. Tai gerbkime tą klasikinę teisę, kuris sako, kad teisė į šeimą ir santuoką yra susijusi su kalba apie du skirtingos lyties asmenius. Ačiū. Ačiū, Ramūnai.